Tai šiandien mes mėginsim išvalyti šitą kombinuotą boilerį nuo kalkių, išimsim tenus. Čia yra Dražice modelis, kombinuotas. Šiuo metu nuleidinėjau vandenį. Štai per padavimą užsakau vandenį ir atsukęs kraną iš jo išleidžiu. Štai jisai išbėga. Iškart atsukęs man jisai nebėgo, reikėjo atsukti štai šitą varžtą, kad biškį oro gautų. Nes susidaręs vakuumas ir jisai nėjo. Nepadėjo net kranai atsukti. Yra ilgos trasos, tai vanduo neišbėga. Tai šiuo metu išleidinėjam vandenį. Tai kitas žingsnis, turėsim nuimti šitą gaubtą. Prieš tai būtinai reikia atjungti boilerį nuo elektros, kad jisai nebūtų prijungtas. Ir taip mėginsim atsukti štai šitos varžtus, nuimti gaubtą. Taip, man čia jis kaip kamera pritvirtinti. Varžtai atsisuka lengvai, nieko čia tokio nėra. Kryžminis atsuktuvas, pliusinis. Taip, neišmėtytų varžtų. Taip. Nusipaveiksluosiu, kaip atrodo laidai, kad paskui pajungti teisingai, nesumaišyti. Tai čia yra 4 laidai. 4 laidai. O, 1, 2. Kumčiutus. Bandyti teną gal ištraukti lauk. Pažiūrėti, kas čia su juo. Kaip ardęs nebuvau, bet kaip matau yra tenas keramikinis. Jisai yra visiškai neapkibęs. Tai jo kaip ir valyti nereikės. Tiesiog išvalysim boilerį ir tiek žinių. Aišku, mes čia nieko nematome. Tiesiog skylė ir tiek. Čia buvo šitoj skylėj
temperatūrinis, tai jisai čia reikėjo tiesiog laidus ištraukti ir viskas. Tai atjungiau visą bloką. Tuo einu parodyti, kaip jisai atrodė. Štai atjungiau elektros bloką, tai ta skylė buvo toks va įkištas ir šitas temperatūrinis. Svarbu jų nenulaužti, kad nereikėtų pirkti kitų. Dabar eisim ardyti toliau. Taip, dabar visi šitie juda. Man čia buvo didžiausias skausmas. Bet čia pasitariau su žmogum, kuris žino. Tai sakė, kad viskas tvarkoja. Tai tiesiog suku visus varžtus lauk. Ir bandysim traukti. Taip, šaiba šitas. Taip. Jis krenta. Čia pasižymėjau, žymės uždėjau su markeriu, kad įkiščiau lygiai taip pat, kaip buvo. Taip. Kažkaip labai nesmagiai atrodo, kad tie visi varžtai juda. Taip. Dar liko 2 varžtai. Bus viskas. Vienas. Paskutinis. Ką mėginam atsargiai ištraukti. Čia dar laiko šitą nuimkim. Visas veržlikės. Štai, ką mes čia turim. Taip, štai mes turim teną, išsitempiau į lauką. Taip, čia yra tarpinė, reikia išimti. Štai tarpinė. Nu, dar gal skaičiu visai ir nieko. O čia pat šitas reikals. Taip, aš suprantu. Ką? Merksiu į vandenį, atmirksta. Įdomiausia dalis, kas bus viduj. Kas ten viduj? Nu, kad nėra taip baisu, kaip aš galvojau. Nėra jau taip ir baisu. Ir aišku, skaičiu, visi nešvarumai yra toj vietoj, kur buvo anodas įdėtas, jisai išbyrėjęs. Čia daugiau nieko čia nėra. Tuo jeigu pamėginsiu parodyti. Tai va, tiesiog pabyrėjo, kur buvo anodas ir tiek. Čia išvalysim ir viskas tvarkoje. Nu ką, galiu pasakyti, kaip 10 metų tarnavęs, sakyčiau, visai nieko. Tiesiog įdėjau į vandenį, jokių aš čia chemijų nemečiau. Čia žiūriu, taip gerai valosi. Reikėtų štai šitą anodą gal išimti. Tai kažkaip yra. Toks va.
Kaip iš čia užsuktas, neaišku. Kaip norėčiau šitą nuimti. Taip vadinama tą nuodą. Pamėginsiu repliam pasukti, kaip čia gausis. Taip, reikia mėginti išvalyti. Taip mes ir valom. Nu, kiek čia gali būti koks litras nešvarumo. Daugiau čia nebus. Ir vat grinai prikritę toj vietoj, iki kur tas antinodas eina, vadinamas. Biški kvapo turi, aišku, skanaus. Kaip be šito. Kaip be šito. Kiek čia jį prikroviau to gėrio. Nedaug čia koks, litras maksimum. Visokio š. Dar pravalysiu šiek tiek ir bandysim rinkti.